atlaikiusius ilgą kelionę ir susirinkusius čia paminėti Lietuvos šeimų sąjūdžio antrąjį gimtadienį. Valio! Labai smagu, kad šiandien esam tie patys ištikimiausi, ištvirmingiausi ir patys darbingiausi. Visa tai, kas yra kalbama apie mus, kad mes čia kažkur pasislepiam, nurimo ar užtilom, iš tikrųjų taip nėra, mes dirbam, ar ne? Ir čia susirinkom būtent tam, kad mes galėtumėm pailsėti. Galėtumėm pakalbėti apie mūsų rezultatus, apie tai, ką mes pasiekėm, pasidžiaugti savimi ir savimi pasididžiuoti. Patys savo ir pasiplokite. Nežiūrinti tai, kad mes esam viena didelė, graži šeima, vienas kitam padedam, vienas kitą palaikom, mes turim, kaip čia dabar išsireikšti, ir iš šalies žmonių, kurie labai mus palaiko ir įkvepia, suteikia vilties, suteikia tą tokį tikėjimą. Pauliau, tu esi vienas iš tų žmonių, kuris visada mus įkvepi net ir šalia nebūdamas, savo žodžiu, savo giesme, savo būtimi. Kviečiu tave čia. Irgi be galo džiaugiuosi, kad galiu pagaliau nors vienoj šeimų sąjūdžio stovykloj sudalyvauti. Į vieną mitingą neišėjo ateiti, į kitą neišėjo, į trečią išėjo. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad sugalvoju daryti netoli Kretingos, galėjau atvažiuoti. Sveikinu visą Lietuvos tikrų patriotų bendruomenę, komandą, sakykime, esate viešpaties pasididžiavimas. Vyrai, moteris, šeimos iš didžios raidės. Taip pat sveikinam irgi mūsų nuostabę jubiliatę Zitą. Jūsų labai nuostabiai, kad, sakykime, galime papuošti mūsų ir Lietuvos šeimų sąjungos gimtadienį konkrečių žmonių gyvenimą. Žinot, kai mes, pavyzdžiui, kalbam apie kažkokį tai bendruomenę, sąjūdį, dar ką nors, visa tai susideda iš gyvų konkrečių žmonių. Ir kiekvienas konkretus žmogus yra didžiulis džiaugsmas, pergalė, šventė, kai jį galim paminėti, prisiminti ir galim tą žmogų apkabinti. Esam privilegijuoti, taip pat, kad galim Zitą apkabinti ir taip pat vieni kitus. Viešpatie Dieve, aš tau dėkoju šitą nuostabę mūsų bendruomenę, dėkoju už mūsų tėvynę Lietuvą. Viešpatie, priimk iš mūsų šią padėkos maldą ir palaimink šią stovyklą. Gerų orų, gera nuotaika, sveikata ir daugybė tavo palaimintųjų, kad mūsų džiaugsmui jau čia žemėje nieko netrūktų. Dabar pakeisiu tokiai maldai, kad Dievas palaimintų Lietuvą. Labai žodžiai, paprasti: Dieve, laimink Lietuvą. Mus išgelbės nuo tamsos, melas niekad
nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Jėzau, tavo šviesa, Jėzau, tavo šviesa, mus išgelbės nuo tamsos. Melas lieka, nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Jėzau, tavo šviesa, mus išgelbės nuo tamsos. Melas lieka, nepakeis tiesos. Žemaitija bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Aukštaitija bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Suvalkija bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Dzūkija bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Nes tu pats, Dieve, laisvė esi. O viešpatie Jėzau, tu mums apreiški, kad meilė dovanoja laisvę. Ir kaip sakai, viešpatie, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę ir draugus atiduoti. Viešpatie, taip pat ir nėra didesnės laisvės mūsų tėvynėje Lietuvoje, kai už ją atiduoti savo gyvybę, už tuos nuostabius, gražius vaikus, šeimas. Nėra didesnės laisvės, kaip galėti kalbėti savo gražią kalbą, išpažinti savo įtikėjimą. Ir viešpatie, mylėti laisvą širdimi. Viešpatie, Dieve, maldauju, pažvelk meilingai dabar į čia susirinkusiuosius, išties savo tėvišką laiminančią ranką ant kiekvieno žmogaus, ant kiekvieno asmens, iš visų Lietuvos kampelių atvykusių čia. Taip pat tų, kurie dar važiuoja. Viešpatie, savo ypatingų būdų, taip pat išties savo laiminančią ranką ant mūsų sesės jubiliatės ponios Zitos, ant jos tėvelių, kurie jau yra amžinybėje. Palaimink, viešpatie, mūsų sesė Zita, jos jubiliejaus proga ir taip pat čia visus, kur yra šeimų tėveliai, tėčiai, mamos, vaikai. Brangus mano broliai seseris, viešpat su jumis. Te palaimino jūs šią nuostabią stovyklą, visus atvykusius ir tie, kurie dar atvyks, mūsų draugus, kurie negalėjo ateiti. Tegul visi šie palaiminimai, kuriuos mes ką tik tai ištarėm garsiai, kaip pranašystė, tai išsipildo jūsų gyvenimuose ir tų žmonių gyvenimuose, su kuriais dar susitiksit grįžę namo, kuriuos apkabinsit. Visose gyvenimo srityse Dievas te palaimino jūs, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gražiaus, nuostabios šventės, nuostabaus gimtadienio, nuostabaus jubiliejaus. Amen. Aleliuja. Gerai, Pauliau, mes visi labai garsiai norim tau pasakyti ačiū! 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 Už
tai, kad tu esi, už tai, kad tu esi tikras, už tai, kad tu netyli. Ir mes čia esantis norim tau perduoti po mažą savo širdies dalelę. Kristina, gal tu galėtum? Pauliui? Įteikti tai. Jau baigė dar kažkaip užsimanė parašyti. Aš negaliu, man viskas stojasi piestų, pagaugais eina ir iš tikrųjų smagu, kai mes esam visi čia tokie gyvi, tikri, viena didelė šeima ir nepamirštam vieni kitų. Ir darom tos darbus, kiekvienas savaip, ar ne, kiekvienas kaip kas galim, bet mes nesėdim, mes netylim, mes darom, mes stengiamės ir kaip ten bebūtų, mes atlaikėm tos 2 metus. Kaip mus bevadino, kaip mus ten bevoliojo po visus purvynus, po visus mėšlynus, mes vis tiek esam čia, išdidus, pakelta galva, tokie ir išlikti. Nes mūsų pusėje yra tiesa, ar ne, Paulius? Kristų, už šeimą, už Lietuvą. Aleliuja. Ačiū labai, žinokit, wow. Tokit apkabinsimis, reikia, kad išlė nuostabiai. Tai va, ačiū labai Pauliui, mūsų sielos broliui. Ir dabar norėčiau skirti dėmesį mūsų mamai. Mūsų konstitucijos mamai. Zita, labai jums ačiū. Kad jūs per tiek metų kažkada sėdėdama galbūt prie stalo, pasidėjusi popieriaus lapą, ne jūs viena, jūsų buvo daug, jūs kūrėte tai, ką mes šiandien stengiamės išlaikyti ir išsaugoti. Jūsų kovo 11-osios kalba Seime tai buvo kažkoks šviesos spindulys. Kai mes galbūt jau buvom nuleidę nosis, rankas, tada išėjot jūs. Ar kaip aš sakau, tas poveikis toks, žinot, kaip visi parazitai išsibėgiojo. Tie, kuriems ten nevalia būti, kurie neturėjo ten būti, kurie stengiasi tai paminti, sutrypti, ką jūs kūrėte. Mes labai norim jūs pasveikinti su jūsų gražiu jubiliejumi. Ir mes norim jam labai nuo širdies pasakyti ačiū. Ačiū, kad jūs esat. Ačiū, kad jūs išliko tikra. Ačiū, kad jūs stovėt tų tikrųjų vertybių ir žmogiškumo pusėje. Ir kad jūs nebijote pasakyti garsiai. Viskas. Žinokit, šiaip neina. Tikrai daug norėjau ką pasakyti. Tol ačiū, kad esat. Ačiū, kad esat. Labai. Mes tiesiog Dievas suveda su žmonėm, kad keičia likimus, kad tiesiog išmoko, tiesiog padeda. Ir tiesiog savo gerumu, švelnumu ir supratingumu, tą, ką mes patyrėm Izatutė, ir ką mes patyrėsim. Žinokite, ačiū, kad esat. Ir ačiū, kad susitikau. Būna žmonių, kai tarkime, žiūrim, kad mes kažką pasakėm, parašėm, kas čia palaikino, ar kam čia patikai. Ir būna žmonių, kurių žodis ir pritarimas atspindi vertas 1000. Ir vieną pamatęs žmogaus tą tokį pritarimą savo veiksmui, pamatęs, kad jis su tavim tu pasikrauni ilgam. Ir tokių žmonių yra mūsų gyvenime daug. Ir vienas iš jų yra ponė Zita, kuri sulaukė garbingo jubiliejaus ir ji tikrai įėjo į mūsų širdis visiems laikams ir joje pasiliks tikrai. Sveikinam nuo dušios, kiek tik galim, lenkiam galvą ir linkim ilgiausių metų, geros sveikatos ir visada būsim kartu.
Daugelis iš mūsų ieško savo kelio, bet gerbiamos Zitos gyvenimo kelias mums aiškiau negu bet kas kitas parodo, koks turėtų būti žmogus, jo santykis su aplinka, jo santykis su valstybe, jo santykis galų galę su mažiausia visuomenės ląstelė, šeima. Mes esame, pasakyčiau, be galo, bet turbūt neišreikščiau viso to, ką mes iš tikrųjų jaučiame, gerbiamai Zitai. Didžiulę pagarbą, meilę ir artumą. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad esate, ačiū, kad su mumis. Paprašysiu visų atsistoti ir sugiedoti poniai Zitai ilgiausių metų. Tai dabar va, visi subučiuos, susveikins ir aš manau, kad mes tikrai norėtumėm išgirsti Zitą, ar ne? Jos žodį, jos balsą, jos palinkėjimą. Ačiū Zita, sveikatos. Gali. Vilniuje aš jums rankas bučiavau, jūsų rankų yra 2 per mažai. Norėtų Sveiki visi. Ačiū. Galvoju, kad pavalavęs atvykti, bet pasirodo netikau pavalavęs. Viskas gerai, viskas laiku. Noriu pasakyti iš tikrųjų vieną dalyką. Mes visi gyvenime jaučiamės, sakykim taip, jaučiam gyvenimo prasme, kai kažką nuveikiam tokio reikšmingo, kas iš tikrųjų pakeičia kitų pasaulį, pakeičia kitų gyvenimus. Tai iš tikrųjų jūs, miela Zita, tą, ką jūs padarėte Seime, aš manau, kad tai pakeitė mūsų ir gyvenimus, ir pasaulis, ir pasaulėžiūrą, suteikė mums stiprybės iš tikrųjų. Nes aš kai sakau, žinot, kai mes čia šnekam, tai negerai, kažkas čia daro kažką negerai, ten kažkas tai. Bet kai tai pasako žmogus, kuris iš tikrųjų, kaip jūs, sakykim, teisininkė, pasakė tokį stiprų žodį, tai buvo kažkas tokio wow. Ir visus tai įkvėpė, pakeitė požiūrį į daugybę dalykų. Ir aš manau, kad iš tikrųjų už tą žodį, kad ir ten minutę, kiek jūs kalbėjote, bet tai buvo tokia didelė atspirtis mums, Lietuvos šeimų sąjūdžio nariams ir apskritai visiems kitiems žmonėms, tai įkvėpė judėti toliau, kad ne viskas prarasta. Tai iš tikrųjų ačiū Jums labai už tai. Ir kaip, manau, paantrins Paulius, kad yra toks pasakymas šventam rašte berods, ne? Kad velnias triumfuoja tada, kai geri žmonės nieko nedaro. Tai jūs buvote ta, kurie išdrįsot tai padaryti. Ačiū Jums. Dar kartą ačiū, brangieji. Ir dabar galvoju, negaliu atsiminti, kuriais metais Lietuvos gražiausias žodis buvo pripažintas ačiū. Ar jaučiate, kad tas ačiū tarytum kyla į dangų? Taip, aukštyn. Galiu sakyti, dėkoju, brangieji. Ir juda jau pažemė padėka. Dėkoju. O ačiū
Tai iš tikrųjų tas yra gražiausias lietuviškas žodis. Jūs man sakote ačiū, o aš jums noriu pasakyti nuoširdžiausias ačiū, kad jūs pakilote prieš tą tokį, labai didelę nelaimę Lietuvos tautos ir valstybės, prasidėjusią genderizmo revoliuciją, iš pasaulio atkeliavo pas mus ir labai sunku yra priešintis. Nesakysiu šiandien ilgų kalbų, nors vis tiek neiškęsiu, nieko nepasakiusi, kadangi šiandien visi turbūt suprantame, kad dar mes gyvi esame, kol gyva mūsų kalba. Ir aš atsivežiau, žinoma, neskaitysiu, negąsdinsiu jūsų, bet atsivežiau Konstitucinio teismo nutarimą, priimtą Liepos 5 dieną šių metų. Konstitucinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos Seimas, įvesdamas į lietuviškai abėcėlę, lotinišką abėcėlę, nepažeidė Konstitucijos. Neprieštarauja Konstitucijai įstatymas, kurio buvo nustatyta, kad vardai ir pavardės asmenvardžiai gali būti rašomi ir lotiniškos abėcėlės raidėmis dokumentuose patvirtinančios asmens tapatybę ir asmens pasą. Čia yra ilgas tekstas, jo nenagrinėsim, šiandien tam susirinkome, bet vis tiek neiškenčiu nepasakius apibendrintai, ką aš kaip teisininkė, perskaičiusi to Konstitucinio teismo nutarimą, pamačiau. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis taip skelbia, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezidentas ir vyriausybė, teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. 5 Konstitucijos straipsnis svarbiausiai skelbia, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o šitą nutarimą siūlyčiau jums pasiskaityti, pamatysite, kaip Konstitucinis teismas, kurio taip pat galias riboja Konstitucija, ir jo galias riboja Konstitucija, bet sako, kad negalima riboti Seimo galių, priimti įstatymus, ir kad Seimas priėmė įstatymą teisingai ir kad valstybinė lietuvių kalbos komisija, kuri ten darė tam tikras priekaištus ir išvadas dėl to įstatymo, negali nurodinėti įstatymų leidystės institucijai, kokius įstatymus priimti. Tai vienu žodžiu, Lietuvoje padėtis tokia, ir naujausia Liepos mėnesį dar kartą patvirtinta, kad virš Konstitucijos visos mūsų institucijos Lietuvos. Visos, ne tas Konstitucinis teismas, kurį jau turėtumėm suprasti ir laikyti kaip Konstitucijos saugotoje. Taigi, kas skaitysite šitą nutarimą, norėčiau, kad labai atkreiptumėte dėmesį, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios pas mus Seimas, prezidentas, vyriausybė ir teismas. Ir visos šitos institucijos nesiskaito. O kalba, aš nepradėsiu čia didelių dabar prakalbų, bet žinome, kad dar Mikalojus Daukša sakė, kad kalba yra valstybės sargas. Justinas Marcinkevičius, poetas, 2004 metais jau įspėjo, kad reikia formulę Mikalojaus Daukšos pakeisti ir kad jau kalba prašosi dabar valstybės globos, nebegloboja. Ir manau, kad mes kažkur tai pražiūrėjome, atidavėme pozicijos ir užleidome, kad iš mūsų jau atima kalbą. Atima iš mūsų kalbą, jeigu čia nebus valstybinės kalbos, Lietuvoje tai Lietuvos nebus.
Ir nenoriu aš čia kalbėti apie teritoriją, kur jau reikėtų, poetai vadina šventą žemę, jokia ne valstybės teritorija, bet lietuviškas žodis, lietuvių kalba yra viskas. Tai ir netrukdysiu jūsų dėmesio, aš nemoku taip gražiai rašyti kaip mūsų poetai, kurie labai aukštino lietuvių kalbą, labai išaukština, bet yra garsus mūsų poetas Justinas Marcinkevičius, kuris dabar visaip niekinamas, o tai buvo, noriu pasakyti, tai buvo mūsų sąjūdžio idėjų nešėjas 1988 m. lapkričio 18 d. LTSR Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioje taryboje pasakė kalbą, prašydamas tuos LTSR aukščiausios tarybos deputatus papildyti tos sovietinės Lietuvos LTSR konstituciją 77 prim straipsnių, kuris paskelbė, kad valstybinė kalba Lietuvoje yra lietuvių kalba. 88 metų lapkričio 8. Ir Marcinkevičius ten sakė kalbą, jinai yra įspausdinta. Daugiau nežinau, kur žinau, tik kad pažadėtų į žemę, kurią turiu. Marcinkevičiaus kalbos yra išleistas toks rinkinys. Tai dabar užsipuolimas, jeigu jūs nesuprantate, kodėl, reiškia, kad galutinai jau sugriauti tą lietuvių kalbą ir mūsų poetas yra niekinamas, susipuolamas, kai jis joks ne poetas, nors jis buvo tikrai tada sąjūdžio siela. Na, šalia tokio mūsų literatūros klasiko buvo ir tokių tribūnų, kurie sąjūdžio mitinguose labai sakė jaudinančias kalbas ir kurių nemirtingi žodžiai iki šiol išlieka, kad, pavyzdžiui, Lietuva tai sąžinė. Kieno tai žodžiai? Jauni žmonės susirinkę nežinote turbūt. Va, Kęstutis Genys, aktorius ir poetas, ir jis sąjūdžio mitinguose labai sugebėjo patraukti taip pat dalyvius, uždegti savo poetinių žodžių, kreipdamasis į Lietuvos sąžinę, o kadangi šiandien mes jau čia ačiū ir dar kartą ačiū, ir gražiausią tą lietuvišką žodį be sustojimo kartojame, aš norėčiau jums perskaityti Genio, Kęstučio Genio eilėraštį, kuris vadinasi Gimtoji kalba. Esi tų slavų ir germanų, ir judėjų, ir anglosaksų, ir lotynų skambesy. Tu pirma pradė, tu kalba nuo Dievo, mūsų gimdytoja ir motina esi. Vienintelis, nenukariautas kontinentas, tavo karališkas vainikas Lietuva. Kiekvienas žodis meilė ir kiekvienas šventas visam pasauliui šiandien liudija tave. Didžiuojuos aš, kad Lietuva užkimęs tariu lietuviškai pakrikštytus žodžius, kad mano paradoksalus likimas kaip du vandens lašai į tavo panašus. Tu mano aukuras, tu mano kryžkalnis, tu mano vygė, sentėlių kapai, kalba gimtoji, kaip šaltinis trykštantis, skaidrus ir tyras. Ačiū tau už tai. Tuo ir norėčiau pabaigti. Ačiū ir dar kartą ačiū. O dabar, susirinkom vis tik gimtadienis. Algimantai, tu negalėtum 2 metukų progą, kol kolektyvas atneš tortą, tarti žodelį. Taip, o mes laukiam torto. Nu, dabar girdis, ar ne? 2 metai praėjo. Ir vėl mes stovėm po Lietuvos dangum, šį kartą ant žemaičių žemės, aplaistytos krauju ir prakaitu. Žemaičių, kurie buvo 100 kartų parduoti, dar daugiau kartų išduoti, ne vieną kartą nugalėti, bet nepasidavė niekada.
Mes turėjom pačią didžiausią Europos valstybę. Ir kaip mes ją praradom. Nė viena tauta neturėjo tokios gėdos. Mūsų niekas nenukariavo, mūsų pasidalino. Kaip kaimynai pasidalina be šeimininkį kito kaimyno turtą. Vieną kartą pasidalino, antrą, trečią. Ir tada mes pradėjom sukilti. Kaip tik užauga karta, kuri nėra gavusi per galvą, taip sukilimas. Sukilimas po trečio padalinimo, 2 sukilimai 31-63 metais, už Dievą, už tautą, už tėvynę, su ištiesintais dalgiais, nes ginklai neatplaukė iš užsienio prieš caro patrankas ir išmuštrinta didžiulė kariuomenė. Vėl Lukiškio aikštėje buvo kariami sukilėlių vadai, visi tremiami. Praėjo amžiaus lūžis, didysis Vilniaus Seimas, atgavom kalbą, didysis karas ir galiausiai atkurta nepriklausomybė 18 metų vasario 16. Po 20 metų su trupučiu vėl ją praradom be šūvio. Buvo Birželio sukilimas, 15 metų karo miškuose. Laukiam ir galiausiai vėl dainuodami nepriklausomą valstybę atgavom. Ir dabar praėjo dar 35 metai ir mes praktiškai jos vėl nebeturim. Nes visą laiką mūsų būtų, kaip trumpiau pasakyti, mūsų yra blogybė ne ta, kad mes esame maža tauta. Netgi ne ta, kad esame ant didžiųjų tautų kryžkelės, kur čia visos kariuomenės eina. Mūsų didžiausias vargas yra, kad mes neturim tikrojo tautos elito. Mūsų visada parduodavo mūsų valdantieji, mūsų bajorija, mūsų ponija, mūsų didžiūnai pabėgdavo ir valstybė po tiek laiko atkurdavo vėl tie paprasti žmonės, ant kurį laikosi šitą valstybę, ant kurie viską sukuria. Ir šiandien aš praktiškai esu tarp tokių žmonių. Man gera su jumis būti po 2 metų ir dėkoti jums, kad buvom kartu, kad atleidot mums mūsų klaidas, kurių buvo begalė, ir kad mes vis tiek esam čia. Ir pabaigai dar norėčiau porą dalykų pasakyti, kad kartais būna akimirkų, kad vienas žodis nulėmė žmonių ir kartais net valstybių likimus. Aš prisimenu Karolį Voitylą. Jis atvyko į savo Lenkiją, jau senyvo amžiaus. Galbūt vienintelis popiežius, gal vienas iš daugelio, kurie iš viso tikėjo į Dievą. Jis išlipo iš lėktuvo, pabučiavo savo tėvynės žemę ir vakare visą Lenkiją žiūrėjo, ką jis pasakys. Jis buvo popiežius, jis nesakė politinių kalbų. Bet po to jis padarė pauzę ir pasakė vieną žodį. Nebijokite. Man garbė būti su jumis ir aš noriu pasakyti tą patį žodį, nes būna netgi tokie gal garsiai tariami įmantrus žodžiai, kartais mes jų bijom. Nes atrodo, kad čia yra toks kaip ir pakilėjimas, kad jie dažnai būna nenuoširdūs, taip ir būna, iš tikrųjų. Bet aš dabar jaučiu, žiūrėdamas į jūs, kad tie žodžiai gal neskamba lūpose, bet jūsų širdyse yra parašyta lygiai tas pats. Kas buvo parašyta seniai ir pasakyta už Dievą, už šeimą ir už tėvynę. Nebijokite. Ne, va, Paulius nori kažką, ar ne? Ne? Viskas tvarkoj. Aš tik noriu visus perspėti, kad tortą galima valgyti ir nepotkinant jo. Šiaip, galima. Tai va, o toliau, kaip ir prabėgom visas tas oficialias procedūras, viską. Apart to, kad mes turim tortą, aš dar noriu pasakyti, kad mes turim regionų virtuvę. Ir kam labai yra įdomu, galit pasižiūrėti, va čia ant atskiro stalo, Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, turim Dzūkiją? Neturim Dzūkijos. Ir ką turim su... Tik Dzūkijos neturim, ar ne? Tai yra visi nuo savęs atsivežė tam tikrus produktus, kurie yra būtent jų krašto paveldas. Tai va, jeigu kažkam įdomu, prašom. Toliau, kas mūsų laukia? Dabar visi valgysim tortą.
O tada mes turim, kur merginos mūsų, nematau merginų, bet toliau mes turėsim aktyvius užsiėmimus. Tai yra bus įvairūs žaidimai. Gerai, tai viską pristatau ir tada. Turėsim žaidimus, turėsim komandomis įvairias užduotis. Viską merginos išaiškins, parodys, o vėliau tos komandos laimėtojos bus apdovanojamos. Taip kad tėveliai padėkit vaikučiam, o vaikučiai padėkit tėveliam. Vitolda, Kristina ir Adelina. Kur Adelina? Ateik, prašau. Paskui atsikėt. Va šitas trys mergaitės, tai yra pačios aktyviausios, kurios ir sukvietė mus visus čianai, kad mes susitiktume Žemaitiją žemėje, todėl aš nuo Visagino sąjūdžio mes norim jums padovanoti tokias kuklės dovanėlės, kad jūs prisimintumėte šeimų sąjūdį ir kad visada pas jūs būtų, geros idėjos. Nuotraukas. Nuotrauka. Su gerų minčių pagalvėlėm, kad ir vėl ką nors sugalvotų, tai daugiau minčių nepabėgtų visos. Ačiū mergaitės, ačiū.